Sveiki. Kodėl turtingosios Skandinavijos šalys nežarsto pinigų į visas pusės pirkdamos naftą ar dujas? Netgi Norvegija, turėdama savos naftos, naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius. Kitas laidos puslapis apie tai, reikia ar nereikia mūsų moksleiviams žinių apie atsinaujinančią energetiką. Švietimo ir mokslo ministerijoje šią savaitę įvyko apskritojo stalo diskusija apie atsinaujinančią energetiką. Taip, jūs visai gerai išgirdote. Tai įvyko ne energetikos, bet švietimo ir mokslo ministerijoje. Žvelgiant į pasaulį iš 10 ar 20 metų perspektyvos, norisi matyti, kad mūsų švietimo sistema geba ruošti mūsų jaunų žmonių suvokimą apie tai, kiek ir kokią svarbą turi energetika ir ne vien ta tradicinė samprata, kad yra tradiciniai šaltiniai, branduolinė energetika ar kiti resursai, dujos, bet ir atsinaujintis žaliosios energetikos faktoriai ir vis labiau augantis. Ir tai, kad vienoje iš mūsų profesinių mokyklų Alantoje yra kartu su verslu įsteigtas Žaliosios energetikos centras, leidžia mums suvienyti pajėgas. Žaliosios energetikos centrą įkūrė Alantos technologijos ir verslo mokykla kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Verslininkai domisi atsinaujinančią energetiką kaip perspektyvę sritimi, suvokia ir informacijos skleidimo svarbą. Tačiau kodėl partnerių pasirinko nedidelę provincijos mokyklą? Iš esmės tai viešo sektoriaus uždavinys, jeigu mes taptume dalininkai su konkrečia įmonė arba verslo subjektu, ten atsirastų galbūt tas toks egoistinis, labai siauros interesų grupės uždavinys ir ta įmonė, jinai vis tiek nenori, siekdama pelno, jinai bandytų skiepyti, kad jos produktas yra pats reikalingiausias visuomeniai. O būtent viešojo sektoriaus subjektas, šiuo atveju profesinė mokykla, tai yra nepelno organizacija ir todėl dvi nepelno organizacijos, tiek Alanta, tiek Verslo darbdavių konfederacija, mes geriausiai galim atstovauti iš tikrųjų viešo intereso poreikius. Tad vis dėlto kas vyksta Alantos technologijos ir verslo mokykloje, kad apie ją kelias valandas diskutavo švietimo sistemos vadovai ir iškilūs šalies verslininkai. Mokykla turėjo pakankamai įdirbį, nes 2000 metų FARE projekte dalyvavome ir to bazėje atsirado pas mus vėjo jėgainė, atsirado saulės kolektoriai, fotoelektriniai moduliai, monitoringo postas, kuris tarnauja mokymui ir kartu tyrimams. Turime jau 1 metų vėjo parametrų Aukštaitijoje mūsų mokyklos laukuose paskaičiavimus. Na ir nutarėme, kodėl mes negalime to panaudoti mokomajam procese. To paseko atsirado ir profesijos, kurioms reikalinga būtent tai. Na ir žinoma, matome ekonominę naudą. Netgi prie mokyklos atėjus nakties metu įsijungė mokyklą apšviečiantis iš saulės ir vėjo pagaminta elektra. Kitas klausimas, pakankamai daug vandens mes pasigaminame vasaros metu ir mums jau nereikia naudoti katilinės tam, kad dušams ir valgyklai būtų gaminamas vanduo iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Kitais metais tokiu laiku turėtumėm paleisti biodujų jėgainę, kuri tarnautų šildymo reikmėms ir turėtumėm dalį savos elektros. Na, o ateityje manome, kad tikslinga mums energetinių augalų plantaciją įsiveisti, tai ir greitai augantis žilvyčiai ir kiti augalai, iš kurių galėtumėm gaminti silose. Tai norim parodyti būsimajam jaunimui, kad visa tai sukurtų ir papildomas darbo vietas ir kad visa tai nekainuoja, neteršiam aplinkos, yra pakankamai švari, ekologiška aplinka ir išgauname naudą. Ar pasklis ši idėjos bacila po Lietuvą? Norėtųsi linkėti, kad ta vadinamoji bacila taptų labiau prie gyvenimo realybės ir praktinio mūsų augančios kartos suvokimo, kaip žiūrėti į energetiką, kaip atsakingai ją plėtoti ir kartu efektyviai taikyti ir naudoti. Tai nebejoju, kad teigiamų impulsų mes gausime ir vis daugiau moksleivių atvyks į tokias vietas pamatyti
kaip energetikos dalykus integruoti į ugdymo procesą. Šitas centras, kaip aš supratau, yra daugiausia skirtas būtent tos mokyklos moksleiviams. O pavyzdžiui, kiek reikalingas ekologinis švietimas žaliosios energetikos srityje nuo pradinukų iki aukštosios mokyklos studentų? Aš tik tai sutinku ir akcentuoju dar kartą, kad tai yra svarbu ir tą mes darome ir darysime. Ir tą reikia daryti kartu su partneriais ir kad ir tokia vieta kaip Alanta gali būti traukos centru, kur ne vien per pamokas, o įvairios pažintinės veiklos prasme atvyks moksleiviai ir iš kitų vietovių, bent jau iš Aukštaitijos regiono, tai tikrai ranka pasiekim. Na, o dabar keliaujame į fiordų, vėjo jėgainių, saulės kolektorių kraštą, į Šiaurės Europą. Skandinavija, kuri tokia artima mums savo klimato sąlygomis, pasaulėžiūra, kultūra, dažnai nustebina savo didžiulių atotrukių įvairiose srityse, tame tarpe ir vystant atsinaujinančią energetiką. Paimkime saulę. Jos ir Lietuvoje, ir šiaurės šalyse tikrai ne per daug. Tačiau tik lietuviai užsispyrę tvirtina, kad neverta statyti saulės energijos panaudojimo įrangos. Skandinavai džiaugiasi jos teikiama nauda. Hillerød miestelis Danijoje. Maždaug kaip mūsų Variogala. 600 namų šiame miestelėje apšildomi tik saulės pagalba. Ir niekas nesako, kad šioje šiaurinėje šalyje to saulės nepakanka. Prieš 10 metų gimė šio naujo gyvenamojo rajono idėja. Gyvenamoji aplinka be CO2. Taip trumpai galima būtų pavadinti šį projektą, nes pastatus ir karštą vandenį šildo ekologiška energija. 2005 metais, ieškodami europinio finansavimo, pradėjome bendrą projektą su Aboltom savivaldybe Olandijoje. Pasitelkėme toje srityje dirbančias firmas ir gimė ši saulės energijos gyvenvietė. Kodėl buvo pasirinkta ši miesto gyvenvietė? Tapti ekologiškos energijos zoną norėjo ir kiti miesto mikrorajonai. Tačiau savivaldybė nusprendė, kad daugeliu aspektų tam tinkamiausia ši vieta, šalia judraus kelio, kad visi pravažiuojantis matytų įspūdingą saulės kolektorių parką. Čia, kur mes dabar stovime, buvo lygi vieta. Buvo supiltas 8 metrų dirbtinis kalnas. Padėjo visas miestas. Ir po to, kai buvo įrengtas saulės kolektorių parkas, viskas apželdyta neaukšta žole. Teritorija palikta atvira visiems miesto gyventojams ir svečiams. Po kelių metų teritorija bus apsupta pasodintų medžių ir miestiečiams bus itin jauku leisti laiką. Kiek alternatyvi energija pabrangino šį kvartalą? Namų statyba yra šiek tiek brangesnė, tačiau vėliau sąskaitos už energiją yra nepalyginamai mažesnės nei standartinio namo. Tikrai, kiti miestai moka dvigubai daugiau už šilumos tiekimą. Na, o dabar technologija. Kaip gauna energiją be CO2 Hillerødo gyventojai? Šilumos kolektoriai naudojami ir karštam vandeniui, ir pastato šildymui. Vienam vidutiniam namui reikalinga energijos kiekį pagamina beveik 3 saulės kolektoriai. Tikslus plotas 10,5 kvadratinio metro. Namai šiltų vandeniu visiškai aprūpinami nuo gegužės iki rugpjūčio, o kitais mėnesiais reikia šiek tiek papildomos energijos. Kiekvienas namas ant stogo turi saulės baterijas, kurios gamina elektros tiek, kad jos užtenka šilumos siurblio oras veikimui, televizoriams, kompiuteriams, o kartais pagaminta elektra parduodama ir į miesto elektros tinklus. Naujos pažangios technologijos turi pasiekti Baltijos šalis. Jau prieš 20 metų nutarė Šiaurės ministrų biuras, pradėdamas pavienius investicinius ir šviečiamuosius projektus, turėjusius gerinti bendros Baltijos jūros baseino ekologinę būklę. Ir tokia parama tęsiasi iki šiol. Norėčiau pasidžiaugti, kad jau nuo 2004 metų Baltijos šalis kartu, kaip ir šiaurės šalis, kaip lygiateisiai partneriai, kartu finansuoja bendras programas ir norėčiau paminėti vieną iš jų, tai būtų mobilumo programa verslui ir pramoniai,
kurią finansuoja Baltijos ir Šiaurės šalis ir remiami projektai iš Baltijos ir Šiaurės šalių, skatinantis pasikeisti gerąją patirtimi, informaciją apie technologijas ir viena iš prioritetinių sričių būtent yra žaliojo verslo plėtra ir taip pat žalioji ekonomika ir klimato kaita. Mūsų siekis yra šviesti visuomenę ir tai mums padeda tie patys paramos gavėjai, būtent šviesti visuomenę apie pasiekimus ir vėl taip pat, kas buvo net ir konferencijoje Rygoje pabrėžta, kad neturi būti primetama, ką mes turime daryti, bet turime skatinti visus visuomenės narius patiem pradėti nuo savęs, nuo savo pažiūrų keitimo ir įgyvendinti žingsnelis po žingsnelio net ir savo būste, savo aplinkoje, tarp savo draugų, mąstyti žaliai ir veikti žaliai. Latvijoje ką tik vyko Norden organizuota tarptautinė konferencija Žaliasis vystymasis Baltijos jūros regione. Ši konferencija buvo viena iš Šiaurės ministrų tarybos remiamų konferencijų, pirmininkaujant Suomijai ir kurią organizavo mūsų biuras Latvijoje, taip pat švenčiantis kaip ir mūsų biuras 20-metį. Aš manyčiau, kad ši konferencija buvo reikšminga dėl to, kad nebuvo pristatomi tie politiniai dokumentai, bet daugiau buvo orientuojamas į praktinių pavyzdžių pasiekimų sklaidą. Ir taip pat, kas labai buvo vertinga, kad buvo kalbama taip pat apie į technologijas, į žaliasias technologijas verslų skatinimą. Tai yra skatinant mokslinį potencialą, kurti mažas įmonės, būtent tų technologijų bandymam ir technologijų taikymui tose sritise, kurios labiausiai yra teršiančios aplinką. Lietuvos atstovam, kurie dalyvavo, tikrai buvo įdomu ir naudinga ir galbūt būčiau norėjus, kad daugiau būtų dalyvavusių nevyriausybinių organizacijų, kurie yra labai puikus informacijos skleidėjai, gerosios patirties skleidėjai. Labai sudomino tai, kad didelis dėmesys ir buvo kalbama apie sprendimus plėtojant ekologinę statybą, renovuojant pastatus. Ir aš manau, kad buvo pristatytos tokios programos, kurios kviečia dalyvauti ir Baltijos šalių atstovus. Ir aš manau, kad ir taip pat buvo siūloma, kad apskritai Baltijos jūros regione būtų taikomi tie patys standartai, kokie turėtų būti efektyviai energiją naudojantis pastatai. Bendri standartai, kokie turėtų būti. Na, o dabar reportažas iš Danijos, iš Trelleborgo miestelio netoli Kopenhagos. Jis buvo pradėtas statyti 2002 metais. Čia iškart ėmė kurtis įžvalgus ateities perspektyvas numatantys žmonės. Šie namai statyti medinio karkaso principų ir yra giminiški Anglijoje plačiai paplitusiai Green Havens, žaliojo prieglobsčio būstų sistemai. Tokie būstai unikalūs tuo, kad sujungia medžiagų ekologiškumą su naujausiais technikos laimėjimais. Ir tada gimsta vadinamieji nulinės energijos suvartojimo namai, kuriuose gali gyventi alergiškai jautrūs žmonės. Taigi, nulinės energijos namai turi daugybę privalumų atitinkančių ekologiškiausius standartus. Esame viename iš žaliojo prieglobsčio sistemos namų. Mediniai langai labai efektyvūs, nes stiklas vientisas, o lango suskirstymai padaryti iš dekoratyvių detalių. Stiklo paketas sudarytas iš 3 stiklo sluoksnių. Tokie stiklai praleidžia labai nedaug energijos. Kuo mažiau siūlių ir sujungimų, tuo šilumos laidumas mažesnis. Šiuose namuose sumontuota speciali ventiliacija, kuri šiltą orą iš virtuvės perduoda į svetainę. Namas šildomas pasitelkiant šilumos siurblius. O kitos techninės charakteristikos. Grindys izoliuotos ne mažiau kaip 400 mm šilumos izoliacijos sluoksnių. Stogas apie 300–400 mm. Sienos iki 300 mm. Tokie šilumos izoliacijos sluoksniai reikalingi, kad būtų sutaupyta energijos, kaip privaloma energiškai efektyviems namams.
Jungtinėje karalystėje įsitvirtinusi gyvenamojo kvartalo sistema Green Havens sugalvota prieš 40 metų. Mes taip pat esame pastatų profesionalų federacijos nariai. Mes labai didžiuojamės, kad priklausome šioms organizacijoms ir kad Danijoje pastaruoju metu taip plėtojama ši kryptis. Globalinis užterštumas ir augančios degalų kainos aistringais tokių namų šalininkais paverčia daugelį. Trelleborgo miestelio visų pastatų projektiniai sprendimai pritaikyti atskiram konkrečiam žmogui, tačiau visi jie atitinka nulinio energijos suvartojimo pastato reikalavimus. Mūsų pats biuras yra inicijavęs keletą įdomių projektų, kurie yra susiję su ta tema Green Growth. Buvo įdomus projektas, kurį mes vykdėme 2010 metais, tai buvo elektrinių automobilių pristatymas. Ar tikrai manoma pastebėti teikiamos paramos naudą? Neseniai prezidentė Dalia Grybauskaitė grįžo iš Norvegijos ir visi sužinojome, jog tuoj prasidės naujas Norvegijos paramos etapas. Apie jį po reklaminės pertraukėlės. Norvegija rūpinasi ne tik savo šalies švarios energijos panaudojimu, įsteigė ir paramos fondą skirtą Rytų Baltijos šalims. Bendrai Norvegija skiria šią paramą Europos šalims tam, kad prisidėtų prie socialinės ir ekonominės lygybės Europoje kūrimo. Žiūrint į išpuoselėtą, turtingą, bet neišpuikusią Norvegiją, tikrai norisi tikėti, kad ir Lietuvai pasiseks. Gaunamas didžiulės lėšas už naftą, norvegai stengiasi palikti savo ateities kartoms. Ir ne pinigais, kurie infliuoja, devalvuoja ar kitaip nunyksta. Po savo sostinę Norvegija uoloje tiesia greitkelius. Na, kasgi tais greitkeliais važinėja, ogi ekologiškos mašinos. Ne tik su reguliuotais varikliais netaršus automobiliai, hibridinės mašinos, bet vystomas ir vandenilinis bei elektrinis autotransportas. Na, o dabar konkrečiai apie Norvegijos paramą Lietuvai, prasidėjusią 2009 metais. Būtent aplinkosaugos klausimai susilaukė gan didelio finansavimo pirmojo periodo metu, kadangi iš daugmaž 1,2 milijardų eurų iš bendrai paramos, maždaug apie ketvirtadalį teko būtent aplinkosaugos srities projektams, kurių daugiausia buvo atsinaujinančių energijos išteklių srityje, efektyvaus energijos naudojimo, taip pat atliekų valdymo, taršos mažinimo srityse ir taip toliau. Ir Lietuvoje taip pat tokie projektai buvo remiami. Lietuvoje buvo remti 3 dideli projektai, kurių bendra suma buvo apie 2 milijonus eurų, o taip pat virš 60 projektų, kuriuos vykdė nevyriausybinės organizacijos įvairiose srityse. Gal galėtumėm pavardinti, kokie tie bent jau 3 didieji? Vienas iš jų būtent yra susijęs su jūrinių teritorijų valdymu bei jūrinių išteklių valdymu. Ir kadangi Baltijos jūra ir buvo ir išliks ir kitame laikotarpyje vienas iš prioritetų. Taip pat kitas projektas buvo susijęs su bioįvairovės išsaugojimu bei aplinkosaugos rodiklių stebėjimo bei informacijos kaupimo užduotimis. Nedidelė nevyriausybinė organizacija darnaus vystymosi iniciatyvos gavo Norvegijos paramą ir už ją kelias Lietuvos savivaldybės supažindino su žaliąja energetika Norvegijoje. Kadangi buvo galimybė kreiptis į Norvegijos finansinio mechanizmo bendradarbiavimo fondą, kuris yra skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp partnerių Lietuvoje ir tarp partnerių Norvegijoje. Ir čia iš Lietuvos pusės partneriais tapo, kaip ir atrodo, iš skirtingų Lietuvos galų, tai yra Vilkaviškio ir Anykščių savivaldybės, tačiau bendras dalykas, kuriuos jos jungia, tai yra tai, kad šios 2 savivaldybės yra 2 iš 7 Lietuvos savivaldybių, kurios yra prisijungusios prie ES merų pakto. Pats įspūdingiausias dalykas, kas labai visus sužavėjo, tai apsilankėme vis dar statomoje atliekų deginimo gamykloje Norvegijoje, taip pat apsilankėme geoterminės energijos panaudojimo, kokios technologijos yra taikomas. Turėjom galimybę pabendrauti ir su įvairių savivaldybių atstovais. Norvegai labiausiai akcentuoja gero planavimo svarbą.
Ir vienas iš pagrindinių projekto irgi rezultatų buvo tai, kad tiek Anykščių, tiek Vilkaviškio savivaldybės po projekto pasirengė savo darnios energetikos planus. Kitais metais prasidės naujas paramos etapas. Taip, ir būtent aplinkosaugos srityje bus remiama žymiai gausiau, tarkim, kadangi jau yra nustatytos prioritetinės sritys, kuriuose bus kūriamos programos. Ir būtent susumavus šias sritis bendra parama sieks daugiau nei 11 milijonų eurų. Ir čia jau grinai aplinkosauginiai projektai. O prie to dar galima būtų pridėti kaip ir kitą šios problemos aspektą. Tai taip pat bus remiamos žaliosios pramonės inovacijos, tai skatinti verslą taip pat kuo atsakingiau žiūrėti į šitos klausimus ir taip pat prisidėti prie aplinkos apsaugos bei efektyvaus išteklių naudojimo. Praėjusios laidos viktorinoje skambėjo štai šitoksai klausimas. Kiek procentų pinigų galima sutaupyti, jei turite 2 tarifų elektros skaitiklį ir skalbėte, kepate ar kitus didelius namų ūkio darbus atliekate tik tai naktį arba švenčių dienomis? Atsakymas būtų net 40%. Ir pirmas teisingai į šį klausimą atsakė Henrikas Arnastauskas. Po paskelbimo savaitės leidinyje Elena Lisauskienė iš Jurbarko. Jiems atitenka prizas ledinė elektros lemputė, taupanti energiją. Na, o dabar naujas viktorinos klausimas. Tiems, kurie žiūrėjo mūsų ankstesnės laidas, jis bus labai paprastas. Rodėme reportažą iš Norvegijos, iš renovuotų namų kvartalo. Taigi, kiek šio kvartalo žmonės sutaupys energijos po visiško pastato renovacijos? Atsakymus matote užrašytus, pasirinkite vieną iš jų ir atsakymus siųskite nurodytų elektroniniu adresu. Na, o dabar dar kartą grįžkime į Daniją. Tai, ką mūsų filmavimo grupė pamatė, o vėliau per pusę metų parodė jums, savotiškas nevyriausybinės organizacijos darnaus vystymosi iniciatyvos projekto tęsinys. Būtent jie pirmieji, Norden remiami, keliavo Danijoje, užmezgė ryšius, o vėliau perdavė kontaktus mums. Faktiškai jūsų laidose jūs ir parodė tas vietas, kurias mes buvome nuvykę mūsų vizito metu. Ir pats tas praktiškai galimybė pačiupinėti tuos dalykus vietovėje ir pamatyti, kaip tai veikia ir kaip pabendrauti su žmonėm, kurie gyvena su tomis technologijomis įdiegtomis. Aš manau, tai yra pati svarbiausia vertybė, todėl kad pamatėm, kad tai tikrai veikia. Pagrindinės jo tikslas paskatinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinio organizacijų, tarp Baltijos šalių nevyriausybinio organizacijų ir tarp Šiaurės šalių organizacijų, kurios dirba klimato kaitos srityje. Ir iš tikrųjų, kai prieš šitą susitikimą, kai aš galvojau, kas yra svarbiausias mums liekamoji vertė šito projekto, ir buvo tie užsimezgę bendradarbiavimo ryšiai. Projektas jau yra gana pasibaigęs jau kuris laikas, bet mes iki šiol sėkmingai bendravom su savo partneriais ir toliau vykdom bendras veiklas. Galbūt įspūdingiausias mums įvykis buvo šio projekto metu, tai buvo vienas patirties mainų vizitas į Daniją, kur mūsų organizacijos nariai galėjo susipažinti su praktiniais pavyzdžiais, kur energijos taupimo diegimas buityje, energijos taupimo priemonių, atsinaujinančios energijos šaltinių diegimas kaimo vietovėse. Ir vėliau mes šią savo patirtį galėjom irgi parengiam leidinį apie įvairius projektus vykdomus Baltijos šalyse ir Šiaurės šalyse. Ir taip pat irgi turėjom galimybę, surengėm konferenciją, nacionalinę konferenciją, kur vietos bendruomenių, įvairių kaimo vietovių kaip atstovai galėjo susipažinti su įvairiom technologijom, su praktika. Ir kas yra labai svarbu, kad mes ne tik šnekėjome apie tai, kaip yra Šiaurės šalyse, bet taip pat kalbėjome apie tai, kokios yra praktinės galimybės Lietuvoje. Yra tų galimybių mums, lietuviams, perimti skandinavišką patirtį. Tik noro daugiau reikia. Kitą savaitę pasivažinėsime traukiniu. Ekologiškiausia antžeminio transporto priemonė. Gal pamatę, kaip atrodo šių dienų lietuviškas traukinys, laikinai atsisveikinsite su savo geriausiojų draugų CO2 skleidėjų automobiliu. Tad iki susitikimo kitą sekmadienį.